Ispanijos nekilnojamo turto rinka tampa karščiausia investicinė galimybė Europai. Dar negirdėjai? Šiandien jūs vesiu giliai į tai, kas galbūt yra labiausiai nesuprantama ir nepakankamai įvertinta nekilnojamo turto rinka Europai. Ir pabaigoje parodysiu tiksliai, kaip aš pati išnaudoju šitą galimybę. Ispanijos nekilnojamo turto rinka turėjo audringą istoriją. Pražūtingas 2008 metų krachas, kai nekilnojamo turto vertė nukrito daugiau negu 30% visoje šalyje, sukūrė skepticizmą, kuris daugelio investuotojų galvose išliko iki šiol. Bet leist parodyti, kas gali iš tiesų šokiruoti. Tas nuolatinis skepticizmas dabar sukuria vieną iš labiausiai asimetriškų investicinių galimybių, kurias aš pati atradau per pastarosius metus. Ir šita dalis tikrai įdomi visiems investuotojams, kurie nori rimto kapitalo prieaugio. Tai šiandien pasidalinsiu apie ekonominį renesansą, skatinantį Ispanijos nekilnojamo turto rinką, regioninius karštus taškus, kur matau didžiausią augimo potencialą, pasiūlos ir paklausos disbalansą, kuris kuria spaudimą kainoms ir mano asmeninė prieinama kiekvienam strategija, kuri šiai dienai generuoja virš 50% grąžos. Ir kaip galite dalyvauti nekilnojamo turto rinkoje, nesusiduriat su nuomininkais, su tualetų tvarkymais ar Ispanijos mokesčių reformom. Tai pradedam nuo to, kas iš tikrųjų vyksta Ispanijos ekonomikoje, nes tai yra pagrindas, ant kurio visa kita yra pastatyta. Tai pirmas dalykas, kurį turi žinoti apie Ispanijos galimybės, yra būtent ekonominė transformacija, kuri dabar ir vyksta. Tai pažiūrėkime šitus skaičius. 24 metų Ispanijos BVP išaugo 3,1%. Ir tai ženkliai viršijo eurozonos vidurkį, kuris buvo tik 1,2. Ir tai nėra vienerių metų anomalija. Ispanija nuosekliai lenkia savo Europos kaimynus jau kelis metus iš eilės. Tai kas skatina šį augimą? Keli pagrindiniai veiksniai, kurių didelė dalis investuotojų galbūt ne visiškai pastebi. Tai pirma, turizmas sprogo Ispanijai. 24 metais ten apsilankė 94 milijonai turistų, sugeneruodami 128 milijardus eurų pajamų. Prognozuojama, kad 25 metais šitas skaičius pasieks 100 milijonų lankytojų, o pajamos gali viršyti 140 milijardų. Toks turizmo šuolis ne tik užpildo viešbučius, bet jisai sukuria ir didžiulę paklausą būtent trumpalaikiai nuomai arba antriniam būstam, skatindamas pajamingumą nekilnojamo turto savininkams. Antra, Ispanijos darbo rinka klesti. Tai nedarbas sumažėjo iki 11%, o paslaugų ir statybos sektoriuose sukurta 800 tūkstančių naujų darbo vietų. Nors 11% gali skambėti aukštai, palyginus su Vokietija, bet tai reiškia dramatiškus pokyčius būtent nuo 26% nedarbo krizės metais. Daugiau darbo vietų reiškia daugiau nuomininkų ir daugiau pirkėjų, kurie atkeliauja į rinką. Trečia, Ispanija tampa skaitmeninių nomadų rojumi. Vien 2024 metais Ispanijos vyriausybė išdavė 30 tūkstančių Digital Nomads vizų. Toks ir yra pavadinimas. Tokiuose miestuose kaip Barcelona, Madridas ir Valencija technologijų įmonės pritraukia aukštas pajamas gaunančius specialistus, kuriems reikia būsto. Tai tokia atviro pasaulio tendencija, man atrodo, labai patraukli. Kai mes galim dirbti iš bet kurios pasaulio vietos, vienintelis dalykas, ko mums reikia, tai savęs ir kompiuterio. Ketvirta, hipotekos palūkanų normos tampa palankesnės. Tai Europos centrinio banko palūkanų normų sumažinimai nuo 4,5 iki 3,8%. Tai tikimasi, kad šita tendencija tęsis, didindama ir įperkamumą ir skatindama pirkėjų paklausą. Bet štai kas daro šį ekonominį atgimimą ypač galingą mums kaip investuotojams. Ispanijos gyventojų skaičius 2024 metais išaugo 1,1%, kurį lėmė imigracija, pridėjusi dar 700 tūkstančių naujų gyventojų. Tai ne bet kokie imigrantai. Tarp jų yra ir Jungtinės karalystės, Vokietijos, Skandinavijos gyventojai, kurie iš tiesų turi didelį poreikį įsigyti prabangius nekilnojamo turto vienetus Ispanijos
pajūryje. Visi šie veiksniai kūrė milžinišką spaudimą Ispanijos būsto rinkai. Nekilnojamo turto investicijos 24 metais išaugo 20% iki 6 milijardų eurų. Sandorių apimtis pasiekė 642 tūkstančius pardavimų ir tai yra trečias aukščiausias skaičius Ispanijos istorijoje, kas atneša 10% metinį augimą. Rezultatas – būsto kainos sparčiai kilo, vidutiniškai nacionaliniu mastu padidėjo daugiau negu 8% per 24 metus, lyginant su 23-aisiais, kai kilimas buvo 4%. Naujai statyti objektai aplenkė perpardavimus, fiksuojant 10% kainų šuolį, palyginti su 8,6% būtent antriniams būstams. Tačiau tokie nacionaliniai vidurkiai maskuoja didžiulius regioninius skirtumus, kurie sukuria specifinės investicinės galimybės. Ir pažiūrėkim, kur vyksta tikras veiksmas. Nes būtent štai čia mes galim rasti didžiausias galimybės. Nes Ispanija nėra viena nekilnojamo turto rinka, tai yra dešimtis mikrorinkų su drastiškai skirtinga dinamika. Jeigu pradėsim nuo miestų centrų, kurie patyrė kai kurios stipriausius augimus, tai yra Madridas, sostinė, patyrė 10-13% kainų šuolį prestižinėse zonose. Prestižiniam Salamankos rajone gyvenamojo būsto kainos viršijo 7 000 eurų už kvadratą. Madrido įtraukimas į 25 metų America Cup maršrutą turėtų dar labiau paskatinti turizmą ir investiciją. Tuo metu Barcelona, čia technologijų įmonės 24 metais išsinuomavo 120 000 kvadratų biuro ploto ir nepaisant Katalonijos nuomos kontrolės įstatymų, prabangus objektai, kuriems tokie apribojimai netaikomi ir toliau patiria stiprų kainų augimą. Valencija pritraukia tarptautinius pirkėjus, ieškančius vertės su augimų potencialu. O dabar pažvelkim tas pakrančių rinkas, kurios pasakoja visiškai kitokią istoriją. Costa del Sol. Kainos 24 metais išaugo 12%, o Marbeloj prabangios vilos viršijo 10 000 eurų už kvadratą. Tai ištisus metus malonus oras, tarptautinės mokyklos ir kiti patogumai, ir toks derinys daro būtent šitą regioną ypač patrauklų Šiaurės Europos pirkėjams. Balearų salų ribota pasiūla čia lėmė 14% kainų šuolį tokiose salose kaip Maljorka ir Ibiza. Prabangus objektai čia gali pasiekti 7% nuomos pajamingumą, kuris yra ženkliai aukštesnis nei daugelis Europos rinkų. Mursija. Kainos 24 metais išaugo 9%, skatinamos Britų pensininkų ir saulės energijos ūkių investicijų. Andalūzijos regionas, tai tokie miestai kaip Jenas ir Kordoba siūlo 8-9% pajamingumą kaimo turizmo objektam. Kadangi nuotolinis darbas tampa vis labiau įprastas, tai čia prisiminkim ir Digital Nomads vizas, šios istoriškai nepastebėtos vietovės dabar susilaukia papildomo susidomėjimo. Ypač įdomu Ispanijos regioninėse rinkose yra pasiūlos ir paklausos disbalansas. Ispanijoje šiuo metu trūksta apytiksliai 1 milijono būstų vienetų. Didžiuosiuose miestuose ir turizmo karštose vietose toks trūkumas yra dar aštresnis. Tik 14% naujų statybų yra orientuotos į vidutinės pajamas gaunančius pirkėjus, paaštrindamos įperkamumo problemas miestų centruose. Toks pasiūlos apribojimas yra pagrindinis kainų augimo veiksnys, kuris artimiausiu metu neišnyks. Statybos kaštai per metus išaugo net 12%, atidedant 30% planuotų gyvenamųjų projektų. Žemės trūkumas yra dar vienas veiksnys. Pavyzdžiui, Madride liko tik 12 000 statybai tinkamų sklypų. Tai dėl to yra būtina vertikali plėtra. O dabar pažvelkim į gyvenamųjų būstų sektorių, kuris ir dominuoja kalbant apie investicijas. Būtent 24 metais pritraukdamas 35% viso kapitalo. Tai nekilnojamo turto investuotojai orientuoti į nuomą Ispanijoje 24 metais pasiekė vidutinį bendrą nuomos pajamingumą nuo 4 iki 6%, kuris pakilo iki 7,3 prestižinėse pakrančių vietovėse, tokiuose kaip Marbella ir Maljorka. Tai kartu su kapitalo prieaugiu bendra grąža pasiekė 10%. Ir tai ženkliai aukštesnis rodiklis nei daugelį Europos rinkų. Kas skatina tokias stiprias grąžas? Trumpai tai yra keli veiksniai. Nuolatinis pasiūlos trūkumas, vertinamas kaip 1 milijonas. Stipri paklausa tiek iš vietinių, tiek iš tarptautinių pirkėjų
augančios statybos išlaidos, kurios riboja naują pasiūlą. CaixaBank Research prognozuoja 5,6–5,9 procentų kainų augimą 25 metais, o 32 procentai Ispanijos savivaldybių prognozuojama, kad viršys 10 procentų augimą. Ir dabar paklausiu, o kaip man pasinaudoti šiomis galimybėmis, jeigu neplanuoju pirkti Ispanijoje esančio fizinio nekilnojamo turto? Tai parodysiu, kaip tą darau aš. Labai paprastai ir prieinamai kiekvienam, be tiesioginio nekilnojamo turto valdymo rūpesčių. Ir tai yra mano mėgstamiausias pasirinkimas ir viena iš paprasčiausiai valdomų P2P platformų, tai yra Indemo. Tai dabar jeigu pasižiūrėtume, kaip veikia Indemo platforma. Tai pirmas momentas, Ispanijos bankai parduoda neveiksnės paskolos su didelėm nuolaidom. Šios paskolos turi skolininkus, kurie neatlieka mokėjimų. Ir svarbiausia, tos paskolos apima nekilnojamą turtą, pridėtą kaip užstatą po tą paskolą. Toliau Indemo partneriai kruopščiai atrenka perspektyviausias iš šių diskontuotų paskolų ir sujungia jas į diversifikuotus notes, į tokį kaip paskolų krepšelį. Viename notes yra 8 paskolos. Taip yra paskirstoma rizika tarp kelių objektų ir tarp kelių regionų. Toliau, per Indemo platformą mes galime investuoti į šitus notes, įgydami prieigą prie Ispanijos nekilnojamo turto skolų su didelė nuolaida nuo nominalios turto vertės. Kai pagrindinis nekilnojamas turtas parduodamas rinkos verte, mes gaunam savo pelno dalį ir paprastai generuojant daugiau nei 26 procentų grąžą, bent jau remiantis šiandieniniais platformos rezultatais. Tai štai čia pagrindiniam puslapį matysit, kokia yra vidutinė metinė grąža, kurią generuoja investuotojai. Šio metodo grožis yra tai, kad jis išsprendžia daugelį anksčiau aptartų iššūkių. Tai pirma, nereikia naršyti Ispanijos nekilnojamo turto įstatymų, tada mes turime integruoti diversifikaciją tarp kelių objektų, profesionalų valdymą ir vykdymą, prieigą prie banko kokybės hipotekos paskolų su užstatu ir turim dviženklį pajamingumą per 18-24 mėnesius. Mano akimis čia tinka labai plačiai daliai investuotojų, kurie iš tiesų nori rimtos grąžos be tradicinių nekilnojamo turto rūpesčių. Jei patiko idėja įdarbinti dalį savo kapitalo nesvyruojančiose investicijose, kur gali gauti dviženklės grąžas ir investuoti į atsigaunančią Ispanijos nekilnojamo turto rinką, tai apačioje rasi Indemo nuorodą, kviečiu užsukti į puslapį, pasižvalgyti, pasiskaityti plačiau, kaip jie veikia ir kodėl tai yra viena iš įdomesnių platformų Europos mastu. Smagu yra tai, kad platforma yra išvertusi visą savo puslapį į lietuvių kalbą, tai susigaudyti ir naviguoti per patį puslapį bus tikrai paprasta. Kviečiu dalintis savo patirtimi ir kol kas ačiū, kad žiūrėjot. Iki. Kaip veikia? Nu gerai, whatever.